Na ką, sveiki. Taigi šiandien noriu parodyti limfinę sistemą aktyvuojančią praktiką, kurią pats naudoju jau keletą metų, taip pat su klientais, bet tiesiog atėjo laikas, noriu pasidalinti tiesiog su visais žmonėm. Šią praktiką išmokau iš čigongo meistrų ir iš tikrųjų viskas yra labai paprasta, tuoj pat parodysiu. Dabar ką reiktų žinoti apie limfinę sistemą? Tai limfinė sistema veikia šiek tiek kitaip negu širdis ir kraujas. Dažnai žmonės galvoja, tai kraujas teka, širdis pumpuoja kraują, tai ir limfa kažkas taip pumpuoja. Bet iš tikrųjų taip nėra. Limfa pumpuojama yra judesio, vadinasi, mums reikia judėti. Limfa juda tik tada, kai mes judam. Vadinasi, bet kokias fizinė stagnacija, darbas prie ofiso, užsisėdėjimas ir panašiai sukelia limfos stagnaciją. Koks yra tasai priešnuodis? Fizinis veiksmas. Viskas antiek paprasta. Tai yra labai pastebėtina, jog šiuolaikiniai žmonės per mažai juda ir tai yra tikrai viena iš įvairių ligų priežasčių – judėjimo trūkumas. Tai dabar kaip elgtis, ką reikia daryti? Kiekvieną rytą jūs išsimiegate, fiziškai kūnas vis tiek būna šiokioj tokioje stagnacijoje, vienoje pasyvioje formoje. Tai labai geras laikas pradėti judėti yra ryte. Ir prieš bet kokį judesį, ar tai bus prasibėgiojimas, sportas, kažkoks tais kalistenika, jėgos treniruotės, čigongas, joga ir taip toliau, rekomenduoju padaryti 100 limfos atidarymo tokią praktiką, nes tada viskas pradės judėti geriau. Taigi nieko nelaukiam ir einam. Taigi, ką mes naudojam, tai naudojam tiesiog savo rankas. Tai mes pasiemam ir štai taip pradedam pirmiausia nuo centrinio kanalo. Čia, kur yra raktikauliai, čia yra labai aktyvus limfos taškas, jį tiesiog patapšnojam. Patapšnojam, atidarom. Tada šiek tiek einam prie pečių. Prie kito pečio. Pati technika va tokia ir yra, šioks toks patapšnojimas. Dabar visą dešinę ranką tapšnojam. Nuo pečių iki pirštų. Dabar svarba, kokia yra svarba? Svarba todėl, kad limfinė sistema atsakinga už organizmo šiukšlių, toksinų, atliekų šalinimą. Jeigu limfa yra stagnacijoje, tas pats, kas pas jūs namie būtų daug šiukšlių neišteštų maišų. Tai jeigu norim, kad būtų gerai namie, išnešam. Tai taip pat ir mūsų namai, vidinė šventykla. Tai pereinam prie kitos rankos, vėlgi einam nuo pečių iki pirštų. Taigi limfinė sistema yra atsakinga už detoksifikaciją. Tačiau taip pat jinai yra labai glaudžiai susijusi su imuninė sistema. Pavyzdžiui, paimam užkrūčio liauką, čia galim irgi taip patuksent. Užkrūčio liauka yra viena iš limfinės sistemos dalių. Jinai taip pat traukiasi su žmogaus amžiumi. Vadinasi, mes jeigu šiek tiek patapšnojam čia, tai išlaiko užkrūčio liaukos aktyvumą. Užkrūčio liauka gamina imuninės ląsteles. Mes tiesiog pabakšnojam ir pereinam prie pažasčių. Labai svarbi visiems, čia žinot, limfmazgių daug, prakaitavimas vyksta, su prakaitu išeina toksinai. Kai kalbėjom apie imuninę sistemą, tonzilės, jeigu kažkokia infekcija yra kažkas, limfmazgiai čia irgi išsipučia, atsiranda apnašos panašiai. Reiškia, reikia judinti, limfa turi pastoviai judėti. Tai ir tų limfmazgių yra daug. Dabar einam prie pažastų limfmazgių. Čia reikia tiesiog taip pat patapšnoti, paspaudinėti, taip, ir galima šiek tiek netgi pamasažuoti, atidaryti šitą vietą. Labai moterims svarbu, nes čia limfos stagnacija susijusi yra su krūtų vėžiu. Dėl to reikia labai kiekvieną rytą save kitaip pamylėti, patapšnoti. Tai tą atliekam, tą darom ir kitą pažastį atidarom šitą kanalą. Tada
kylam prie tonzilių. Čia va galim tiesiog va taip irgi pamasažuoti ir kaklą, ir šiek tiek pabaksnuoti, patapšnoti. Ir tada lengvai einam prie veido. Veidą taip pat baksnuojam, patapšnojam truputėlį kaklą, kitą galvos pusę. Ir taip pat galvą, štai čia. Taip, tvarkoj. Dabar pradedam tokį braukimą. Paimam pirštus ir taip braukiam. Palei ausis, palei kaklą, čia va limfmazgiai, iki pat raktikaulių, taip nuo ten, kur pradėjom. Dar vieną kartą. Ir dar vieną kartą. Nu va. Einam dabar prie pilvo. Žarnyne taip pat yra labai aktyvi limfinė sistema. Ji padeda netgi ir pasisavinti mums riebalus, apdoroti juos. Tai šiek tiek patapšnojam tiesiog savo pilvą. Jeigu pavalgom, tas stimuliuoja ir kraujotaką čia, ir limfotaką. Galim išpūsti kaip balioną, lėtai įkvepiam, lėtai iškvepiam. Tas labai atpalaiduoja nervų sistemą. Tada ir virškinimas beje geresnis. Pereinam prie nugaros, štai taip su rankom. Pradedam šiek tiek, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Su viena ranka. Vieną šoną, kitą šoną. Tada prie vidurio nugaros einam. Taip. Ir dabar einam prie inkstų. Tradiciniai kinų medicinoje čia yra, vadinasi, vartai į gyvybę, vartai į gyvenimą, vartai į energiją. Tai labai svarbu inkstus taip pat pastimuliuoti, stimuliuojasi ir antinkščiai čia, vat ir šlapimo pūslė. Tai tiesiog, vat irgi, šiek tiek padaužam. Taip, pamasažuojam. Dabar tiesiog šiek tiek vat yra uodegikaulis. Čia yra taip pat tarsi gyvybinės energijos rezervas. Iš čia galima kelti energiją aukštyn pagal daoistus. Tai ką mes darome, mes tiesiog čia irgi vat, tik, galim tiesiog vat, taip, truputį patapšnoti. Tai yra šiek tiek žemiau negu inkstai. Ta vieta, kur, įsivaizduokit, užsilenkia čia va, uodegikaulis, ane? Tai čia yra energijos rezervas. Irgi gerai šiek tiek suaktyvinti. Toliau einam prie kojų. Tai tiesiog iš išorės einam į vidų. Perinam ir tada einam jau per vidų. Va taip, matot? Per vidų. Abi kojas einam. Nu, va, paskutinį kartą. Tuomet suaktyvinam čia, va, lytinę sakralinę zoną. Čia irgi dažnai būna tokia energija stagnuojanti, bet čia reikia atpalaiduoti. Pasiemam tokios kaip pusiau kumščius ir šiek tiek va taip padaužom. Ir kvepuojam giliai į pilvą. Įkvepiam ir iškvepiam. Taip, paleisti įtampas. Čia yra labai svarbu pagal rytų mediciną. Kuo mažiau įtampos kūne, tuo geriau energija teka. Ir ne tik. Reiškia ir kraujas, ir limfa. Tai va, dabar praeinam iki pat kelių. Čia daug akupunktūros taip pat taškų. Čia va. Padaužom. Iš vieno šono. Iš kito šono, tai dabar iš vidinio šono, iš priekio ir svarbiausia, va, tarp susilenkimo. Nu va, dabar einam prie jau pėdų. Tai va, atsistojam ant vienos pėdos, gal pavyks,
Jeigu nepavyksta, pasistengkit. Jeigu stengiatės, bet nepavyksta, tiesiog atsisėskit. Ir pėdose yra labai daug akupunktūros taškų. Taip pat. Irgi padaužom. Šiek tiek paspaudinėjam. Aš dažnai mėgstu būti basas, jau keli metai, kasdien stengiuosi nors 5, nors 10 minučių pabūti basas. Yra labai sveika, energetiškai. Motina žemė duoda energijos, kai mes su ja kartu. Ir keičiam dabar koją, pėdą. Ir žinoma, pavyzdžiui, tradiciniai kinų medicinoje, refleksologijoje, tai pėdose yra daug akupunktūros taškų, taip pat išmasažuojami organai, jeigu mes čia aktyvuojame tuos vietas. Na ir iš tikrųjų taip pat ilgamžiškumo tyrimai rodo, kad gebėjimas būti ant vienos kojos, ant vienos reiškia pastovėti ant pėdos, tai yra ženklas į gerą, ilgą, funkcionalų gyvenimą. Į ilgesnę gyvenimo trukmę. Kodėl? Todėl, kad išlaikyti balansą ir ant vienos kojos, tai čia ir daug visai pastangų yra kūnui, ir koordinacija, ir smegenis, ir nervų sistema, ir raumenys turi dirbti. Tai, žodžiu, apibendrinu taip, kas gerai stovi ant vienos kojas, tas ilgai gyvena. Tai vat, pabandykit. Šiek tiek paspaudinėjam, na ir viskas. Ir galima šiek tiek, taip va, atpalaiduot kūną ir paleidžiam. Palaiduojam ir paleidžiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Tada galim dar praeiti, tiesiog va, tai visą kūną, praeinam. Viską, ką praėjom, tarsi nušluostom. Nuo pat galvos iki pėdų, kelis kartus. Tiesiog va taip su rankom. Ir viskas. Užtenka. Galit pridėti rankas tiesiog ant pilvo, pajausti, kaip jaučiatės. Dažnai žmonėms šita praktika, netgi tokias adatėlės, atrodo, čia jokių labai kažko intensyvaus nedarėm, bet vat, suaktyvina ir kraujotaką, ir limfotaką, galite jausti šilumos daugiau, galite jausti energijos daugiau. Ir galite kiti jaučia adatėlės, tai tiesiog stebėkite kūną. Dabar dar vienas svarbus pastebėjimas, tai yra rekomendacija. Jeigu norite ypač žiemą suaktyvinti limfinę sistemą, tai ką mes darom, labai rekomenduoju. Toksai mikrostimulacija, tai yra nueiti į pirtį ir įsivaizduokite tą, ką mes va čia darom. Tai galima ir su rankom, bet su vantom tai yra žymiai geriau. Tai galima daug jautriau, daug giliau, galima sakyti, įeiti į audinius ir stimuliuoti limfos apytaką. Tai labai rekomenduoju pirtelę ir vantas, o taip pat, jeigu dar pavyksta ir atsišaldyti, tai karšto šalta, tas labai skatina ir limfotaką, ir kraujotaką, tai bus tik tais į sveikatą, nors kelis kartus per savaitę, tikrai jūsų sveikata padėkos. Tai vat, neužmirškit, kad limfa yra pumpuojama tik tais judesio ir todėl judėti yra labai svarbu. Limfa taip pat atsakinga už detoksifikaciją, toksinų, šiukšlių, atliekų šalinimą, transportavimą lauk. Taip pat už imuninę sistemą. Organizmas turi būti švarus, kad jisai būtų taip pat pasiruošęs atlaikyti įvairius iššūkius, įskaitant imuniteto iššūkius. Taigi, aktyvindami limfinę sistemą, prisižiūrime savo kūną. Tai tikiuosi, ši praktika patiko, panaudosite praktiškai, dėl to ir filmavau. Praktiškai visa tai yra žymiai greičiau, nes galite per 2-3 gal minutės praeiti taip kūną ir viskas. Aš kadangi papasakojau daugiau, tai užtruko ilgiau. Tai va, rekomenduoju įtraukti į savo gyvenimo būdą. Linkiu, būkite sveiki ir linkėjimai iš Nepalo. Iki.